Sveiki, treneri, sveikinu su puikia pergalė. Ar tai yra tai, ko tikėjotės iš šiandienos varžybų? Taip, tikėjausi tikrai ypač pradžios sunkios, nes tikėjomės, kad Neptūnas dauginsis žemų blokų ir jos pramuš bus labai sunku, ypač to pirmo įvarčio. Tai kas ir buvo, ypač pirmą kėlinį, kur ieškojom, aišku, tų erdvių ir kur užbaigti atakas, bet kaip matėm po kampinio ataką vis tiek ruošiamės ir buvo jau pirmam kėliny galimybių, bet antram kėliny, kaip sakant, tas įvartis atėjo ir aišku, po to jau galbūt Neptūnas šiek tiek atsidarė dar labiau norėdami galbūt pakeisti tą rezultatą, bet man atrodo mes buvom ir tam pasiruošę ir aišku, po to uždarėme rungtynes. Bet prie viso to norėčiau visų pirma pasveikinti, aišku, Liną Pilibaitį su 40-mečiu, nes tai yra visiems garbė būti su tokia asmenybė, su tokiu kapitonu ir žaidėju komandos, aišku. Ir dar vieną tikrai norėčiau šiandien padėkoti sirgaliams, kurie tikrai duoda daug emocijų ir džiugu matyti ne vien tik tai blogų, gerų orų, bet ir blogų, kaip ir šiandien. Blogas, aišku, toksai su sniegu. Tai va, tikrai noriu padėkoti visiems, kurie atvyko ir tiki mumis ir eina kartu pergalių link. Kaip manot, ar nebūtų simboliška, jeigu šiandien rezultatų baigtumėt 4-0 Lino Pilibaičio gimtadienio proga? Įdomus čia, aišku, klausimas, bet būkime gal kuklesni ir seikime su 3 taškais, kas šiandienai buvo svarbu, nes varžovai tikrai ne veltui buvo, sakykime, praeitą ratą dar pirmi. Tad komplimentai jiems, nes tik tai prieš mum prarado taškus. Tad džiaugiuosi tai, kaip atlikom darbą, nes buvo tikrai sunkus, bet visų bendras įdirbis, aišku, atnešė šitą gerą rezultatą.